Sveiki, mėlyjeji, su praėjusiamis šventėmis. Su jumis sveikinuosi aš, Dalia, ir pagaliau sugrįžtantis Back to School. Pasitikdami 2017-usius, su nekantrumu jums pristatome pirmąją šių metų laidą, kurioje kalbiname linksmąjį, barzdotąjį Žalgirio vidurio puolėją Antaną Kavaliauską. Antanai, pamirškime trumpam krepšinį ir pakalbėkime apie gan nostalgiškus laikus, mokyklinius laikus. O patys geriausi gyvenime. Tai tiesiog pradėsime paprastesnių klausimų, tai kas labiau prie širdies? Fizika ar chemija? Chemija. Muzika ar dailė? Dailė. Ne, muzika, atsiprašau, muzika. Nes dailė reikėdavo ten dailės istorijos mokytis, tai negerai, o muziką dainuodavom. Tai dainuoji gerai. Vienas dušė jo. O čia nepadainuosi. Gerai, geografija ar istorija? O, čia biškai sunkiau. Nes ir tas patiko. Bet turbūt, kad geografija, nes jos buvo mažiau mokėmės, nes istorija visą laiką buvo, iki pat 12 klasės, o geografija ten atrodo tik 3 metus ar kažkas. Tai vien dėl to? Jo. Supratau, o matematika ar užsienio kalba? Kūno kultūra. Tas. Bet tai kaip tai užsienio kalba? Tai tau dabar puikiai sekasi, bet tada nelabai? Ne. Tada nelabai. Tai tada man nereikėjo, aš ir nemokėjau, kai išvažiavau į Ameriką, tada prireikėjo ir teko mokytis iš naujo. O kiek beje užsienio kalbų dabar mokė? Rusų, anglų, ką dar, ir dar truputėlį ten tų kitų kalbų, kur žaidžiau. Ten itališkai, graikiškai moku, ten tų nešvarių žodžių pasakyti. Nešvarių, o daugiau nelabai. Labas, ačiū. Jo, tokius paprastus moku, bet šiaip per daug nesigilinau. Supratau. Vaikinai vis tiek mokykloje dažniausiai būna aktyvesni. Taip? Turbūt. Turbūt taip. Tai ar esi iškrėtęs tokių šunybių mokykloje? Aha, tik negaliu pasakoti. Kaip tai? Ne, negaliu pasakoti, blogas pavyzdys bus. O tai, bet ir tikriausiai nubaudė atitinkamai, ar ne? Kaip kada? Priklauso ar pagaudavo ar ne. Tai nebuvo viena, buvo jau ir ne dvi, taip kad nebuvo aš labai geras vaikas mokykloje. Bet neatskleisi tų šunybių? Negaliu. Tai kokia menkiausia, tokia paprasčiausia? Nežinau. Ne? O tai kaip tau žiūrovai nėra svarbus, kad tu jam neskleidai? Va. Ne tame esmė svarbus ar ne, aš tiesiog noriu pamiršti, tai praeitas etapas, tiesiog nenoriu aš apie tai kalbėti. Gerai. Nebuvau geras vaikas, nebuvau geras mokinys, praleisdavau pamokas, eidavau žaisti Counter-Strike informatiką vietoj matematikos ar dar kas nors. Viskas aišku. Jo, tai čia buvo tas menkiausias šunybės, sakykime. Supratau. O ar turėjai kokią pravardę mokykloje? Turėjau, mažas. Mažas? Mažas. Juokauju gal? Ne, rimtai. Pas mus buvo du mažiai, buvo mažas ir mažas didelis. Tai aš aišku buvau mažas didelis, bet šiaip mane mažu visą laiką vadino. O dabar kokią pravardę turi? Čia priklauso pas ką, kas mane kaip kreipiasi, ten Jeftokas, ten visaip išsigalvoja, ten kiti dar kitaip išsigalvoja, ten su klasiokais aš vis dar mažas, taip kad... Mažas didelis? Na jo, bet dabar tiesiog mažas, jo, nes mes su kitu mažu nelabai kartu būnam, tai vis tiek mažas ir taip. Supratau. O kad myli krepšinį, tai manau aišku. Taip. Tai o kokios kitos sporto šakos, kurias gal išbandėjai ir patiko? O Dieve mano, tai buvo daug. Buvo tinklinis, tiek salės, tiek pliažo tinklinis, futbolas buvo, pastoviai futbolą žaisdavom nuo iki, ir žiemą, ir ant sniego, ir panašiai. Paskui pamėgau automobilių sportą, visat mėgau žiūrėti Formulę 1, paskui labai pamėgau golfą. Tikrai gan neblogai sekasi žaisti golfą, kai susikoncentruoji. Taip, kad yra daug sporto šakų. Tas pas badmintonas atrodo ne taip, kad ten pamušinės, žinai, o, sakykime, su mama važiuodavom prie jūros ar dar ką nors, tai būdavo tas toks intensyvus, žinai, kad net praketas muša. Tai tikrai mėgdavau būti aktyvus ir gal kartais buvau per daug aktyvus, ar ten neidavau į treniruotės tam, kad kieme krepšinį pažaisti. Man atrodo, toks paradoksas. Salėje ar lauke, kas geriau? Jo, ar su draugais, žinai, krepšinį pažaisti, ar eiti į treniruotės. Aktyvus gan stipriai buvai. Jo, ten ir būdavo per tas
statybvietės bėgiodavom ir panašiai tenais, laipėdavom ir išsigalvodavom viską, kai būdavom jauni ir gražus. Tai o golfas labai įdomu, tai ir dabar žaidži gal? Dabar negaliu, bet kai yra laisvo laiko, sakykime, kai baigėsi krepšinis ir turite kažkiek to laiko, tai iš karto už golfo lazdų, ar ten, kai geresnis oras, žinai, pasiemi tas golfo lazdas ir laukia, žinai, pas save kieme pamušinėjai ten porą metrų, žinai, kad tik pajausti kažką dar. Tai tikrai tas yra azartas. Gerai, lauksiu pakvietimo dabar. Tu žaidži golfą? Rimtai? Norėčiau išbandyti, kad pamokytum. Kada nors. Tai va, tai o tęsti studijų išvykai ir žaisti krepšinį išvykai į Jungtines Amerikos valstijas. Taip. Ar nebuvo baisu taip toli nuo šeimos ir kaip taip sugalvojai? Aišku, buvo baisu, bet reikėjo kažką daryti, nes nebuvo perspektyvos. Čia negalėjau niekur įsitvirtinti kaip krepšininkas ir manau, jeigu nebūčiau išvažiavęs į Ameriką, tai nebūčiau tiek čia dabar sėdėjęs. Buvo baisu, ypač mamai buvo, žinai, mama jaudinasi, labiausiai vaikas išvažiuoja, nemoka anglų kalbos, išvažiuoja kažkur į vidurį, niekur į Kanzaso, vidury Kanzaso, kur artimiausias miestelis ten 10 km ir panašiai, kas bus, kaip ten ir taip toliau. Tai man tiesiog buvo kaip naujas lapas gyvenimo, nes aš tikrai norėjau išėti iš namų, aš norėjau jau pradėti kaip savarankiškai gyventi, o mamai tai buvo didelis šokas. Bet džiaugies, kad išvažiavai tikrai, nes nebūtum tiek pasiekęs tikriausiai. Tai va svarbiausia. O kad dabar anglų kalba tau labai puikiai sekasi, tai aišku, bet tai kai ten išvažiavai, buvo sunku susikalbėti pradžiai. Taip, buvo neįmanoma susikalbėti pradžiai, nes aš nežinojau anglų kalbos visiškai. Tai buvo, mokiausi rusų ir vokiečių, net vokiečių egzaminą laikiau, kur dabar net irgi neatsimenu nieko, išskyrus blogus žodžius. bet jo, anglų niekaip nemokėjau, bet po truputį ten vaikščiau tas klases, žinai, ten aišku, tos pirmos klasės buvo, tos pamokos pirmos buvo ten krepšinio taisyklė, žinai, vien tik dėl to, kad susipažint, kad žinotum tos krepšinio terminus. Tai buvo gan sunkokai iš pirmo, bet paskui po truputį jau atrodo po 2 savaičių jau bandai kažką šnekėti ir tada visi juokiasi, nes akcentas iškart pasidaro. Tada dar buvau baltai plaukus nusidažęs, tai atrodžiau kaip Ivanas Drago iš Rokio filmų. Faina buvo. Supratau. O tai kokių gal įsimintinų prisiminimų turi iš Amerikos, kas patiko, kas nepatiko per tuos visus studijų metus praleistus Amerikoje? Oi, krepšinis patiko ir nepatiko, nes būdavo toks laikas prieš sezoną, pasiruošimo sezonas, tai būdavo tave vargindavo žiauriai, bet vargindavo tave, kūnas jau nebelaikydavo, bet sakydavo, kad tai yra viskas protiškai. Ir jeigu tavo protas sako, kad gali, tai ir kūnas gali. Ir ant to persilaužimo ir panašiai. Ir žinai, kas yra eglutės, o ne bėgiojama eglutės. Tai įsivaizduok, reikia 2 grupės bėga 40 eglučių. Eina savo. Ja, Wow. Tai 30 sekundžių, ilsiesi 30 sekundžių bėgi. Ir taip maždaug po 15 tų eglučių jau atrodo, žinai, dar liko 25, o paskui persijungia ir bėgi. Bet manau, vis tiek ne visi atlaikydavo. Tikriausiai būdavo tie, kurie net ir į tualetą išeidavo ten. Į tualetą neidavo, būdavo ant aikštelės kampų padėtos didžiulės bačkos ir reikia žinai, per didelio krūvio, tai taip ir būdavo. Ir eini toliau, ar jau? Jo, ir toliau bėgi, ir toliau bėgi, jo, arba ten vis tiek, kai daug lakstai, daug prakaituoji, žinai, tas prakaitas, iš karto šortai sunkesni, maikės sunkesnis, tai maikės nusiemi, šortus nusiemi ir bėgioji su timpum, žinai. Tai būdavo įdomu. O kas patiko tada? Kas taip įsiminė? Tas ir patiko, irgi. Tas ir patiko? Tas ir patiko, nes tas tave paruošė gyvenimui, nes sakykime, kad ir kaip sunku bebūtų, tu vis tiek turi toliau eiti, turi toliau dirbti ir toliau viską atlikinėti. Žinai. Tai krepšinis yra tas toksai kaip gyvenimo dalis, kur jeigu kažkas nesiseka, nenuleisk rankų ir nenumok ranko, tai tiesiog toliau eini, dirbi, atidirbinėji, žiūri savo trūkumus, juos darai privalumais ir panašiai. Tai o svarbiausias dalykas, tada ko išmokai mokyklai? Anglų kalbos. Kalbos. Tai svarbiausias turbūt tu.
Jo, bendrauti su žmonėmis išmokau, tikrai susipažinau su daug. O kurią mokyklą aš nekėjau? Mūsų mokykla ar ten? Gal sakyčiau Lietuvos Lietuvos mokykla, ką aš išmokau? Counter-Strike žaisti. Ne, mano mokytojas supyks dabar, jeigu žiūri, tai ne, vis tiek kažko išmokai, vis tiek tave gyvenimai paruošia. Supratau. O tai ko palinkėtum patiems mūsų moksleiviams? Mokytis ir dar kartą mokytis. Ir nežais Counter-Strike. Ir nežais Counter-Strike. Per matematikos pamokas. Ačiū už pokalbį, Antanai. O moksleiviams norėčiau priminti, jog ir toliau vyksta akcija Žalgiris tavo mokykloje. Joje dalyvauti paprasta. Burkitės į grupės, registruokitės, atvykite į Žalgirio areną palaikyti žalgiriečių. O akcijos nugalėtojai sulauks visos Žalgirio komandos savo mokykloje. Na, o mes susitiksime jau kitą kartą. Iki!